Kūrybotyra. Sveiki visi, klausotės tinklaladės Kūrybotyra. Ir su jumis kalbasi ir įkvėpimais kūrybiniais dalinasi Augustinas Balaišis. Ir Milda Gaulinė. Taigi, mūsų formatas tiem, kas pamiršo, yra apie tai, kad vieną laidą ruošiasi vienas iš mūsų, kitą laidą kitas ir vienam lieka toks netikėtumo momentas. Tai šiandien netikėtumo momentas laukia Augustino. Yeah! Taigi, viena tokia tema, truputėlį sunkesnė, gal einam į tokį sunkesnį lygmenį, nes apie kūrybiškumą dažnai kalbam, kad gražu, spalvota kai kuriais atvejais, įkvėpimas ateina, išeina, bet mes turim tokį kūrybiškumą, kuris ne visada gimsta komforte ar studijoje patogiai. Tai pakalbėkim šiandien apie kūrybiškumą ekstremaliomis sąlygomis. Kaip mūsų tema vadinasi? Kūrybiškumas ekstremaliomis sąlygomis. Taip ir vadinasi. Tai mes kalbėsim šiandien apie tai, kad yra daug situacijų, kai žmonės atsiduria kalėjimuose, karo lauke, pabėgėlių stovyklose, ligoninėse ir šituo atveju kūryba įgauna tarsi naują prasmę. Tai jau nebėra pramoga, tai nebėra savirealizacija, bet tai tampa išgyvenimo mechanizmu, būdų tvarkyti su trauma, kurti tvarką chaose ir savotiškai tapatybę išlaikyti. Labai grėsmingai skamba, dar ypatingai kitaip įteigiai mane žiūri ir sakai, iškart apie kalinių meną pagalvoju. Taip, vienas iš tų tikrai yra kalinių menas. Žinom tikrai atvejai, kai jie iš tuo, ką turi po savo aplinkoje, iš šiukšlių, kruopų, tualetinio popieriaus, iš duonos likučių. Padaro šachmatus. Taip, padaro šachmatus, padaro meno kūrinius iš to, ką turėjo. Kaip tau šitas meno forma? Man iš esmės tai ganėtinai yra jautri tema, nes ir mano amžinatilsį diplominių darbų vadovas Audrius Mickevičius, net ir savo patį paskutinį filmą, kuris vadinosi Pavyzdingas elgesys, labai šiaip jautrus ganėtinai filmas, nes Audrius filmavo tą filmą ne visai savo noru ir tam tikrą prasme buvo priverstas jį sukurti, nes jo brolis buvo nužudytas. Ir pradėjo domėtis, kaip viskas vyksta su tais kalėjimais ir vien dėl to pradėjo domėtis, kad buvo 2 žudikai, bet kaip pasak jo, vienas iš tų pagrindinių žudikų, kuris ten viską daugiausiai organizavo ir nusprendė brolį jo nužudyti. Apiplėšimo lygtais metu, jeigu neklystu, buvo taip situacija padaryta, kad permetė kaltę kitam, pats mažesnė kaltė gavo, mažesnę bausmę ir po to abu žudikai ganėtinai lengvai ir po gerokai trumpesnio laiko išėjo į laisvę. Ir tada Audrius pradėjo domėtis, kaip taip viskas įvyko ir pasirodo yra toksai dalykas kaip pavyzdingas elgesys. Tai čia apie tą kūrybiškumą ir apie mūsų šios dienos temą galbūt netgi pasakyčiau, kad žmonės papuolę į kalėjimą, nusikaltėliai, jie, įsivaizduokim, kad ne tik tais būdami blogi ir nusidėję padarė baisius dalykus, jie kalėjime, kaip ir tu sakai, tampa kūrybiškais, ne tik tais tą prasme, kad užimti save kažkokiais rankdarbiais. Ar laiką prastumta, ne? Bet ir tam, kad jie išeitų į laisvę. Ir vienas iš tokių dalykų, būnant kalėjime, reiškia, kaip būti kūrybišku, kad tu galėtum išeiti į laisvę. Tai turi tokį bilietą lyg tai. Ir vienas iš bilietų tai yra labai keistas dalykas, tai yra megzti. Reiškia, megzti kojines. Ir atsiranda mezgėjų klubas. Tai norom, nenorom, ar ne, jeigu, nežinau, ar esat kada pagalvoję apie tai, kad jeigu, kas nutiktų, jeigu aš papulčiau į kalėjimą. Jeigu pats papultum į kalėjimą, ką tu darytum? Ir aš pagalvoju, kad ko gero reikėtų išmokti megzti. Ir tame filme Pavyzdingas elgesys, nenoriu labai daug išduoti, bet galima pažiūrėti, yra nuomojamas tas filmas, galima pažiūrėti internete. Yra daug įvairių dalykų, kuo kaliniai užsiima, būdami, sakykime, tomis ekstremaliomis. Aš sakyčiau, kad kalėjimas tai tikrai yra ekstremali sąlyga. Ne tik tai šiaurės ašigalis ar kažkokia tais atšiauri vieta, bet įdomių dalykų jie tenai susigalvoja. Taip, ir iš tikrųjų įdomus dalykai vyksta tokiose terpėse, kur mes atrodo lyg tai nutolę nuo jų ir net nežinom ir nesusiduriam, nes mūsų akiratėje ar mūsų burbule
tai nepasiekia kažkaip, bet ta informacija. Ir va tęsiant kalėjimo temą, man vienas iš tokių įspūdingiausių gal pavyzdžių, Jackie Summel, menininkė, kuri sukūrė projektą, čia galėsit pasiieškot, su mirtininku Hermanu Velis, kuris 41 metus, net neteisėtai, kaip vėliau ten išsiaiškino, praleido vienutėje. Ir jų bendro projekto idėja buvo sukurti namą, kuriame norėtų Hermanas gyventi. Tai projektas taip ir vadinasi The House That Herman Built. Ir iš tikrųjų galit pasiieškoti internete, yra pavyzdžių, kaip žmogus, kuris, įsivaizduokit, 41 metus visiškai apribotoj erdvėje praleido, bet kur jį nuneša jo vaizduotė ir menininkė su juo praleido nemažai laiko, diskutuodama, kalbėdamasi ir taip gimė šitas projektas. Tai ta vaizduotė be abejo neuždaro tavęs į erdvę, kurioje esi apribotas, leidžia klajoti daug plačiau ir kartais tikrai ir nuostabių dalykų iš to gimsta. Labai liūdnas pavyzdys. Taip, liūdnas tikrai. Aš neieškosiu. Tai šita tema truputėlį tikrai tokia liūdnesnė, bet aš apie tai, kad ta kūryba sunkiomis sąlygomis, tai čia be abejo ir apie karą galim pakalbėti, ir antrą pasaulinį, ir apie koncentracijos stovyklas, ir net dabar, kur vyksta karas Ukrainoje, mes neprarandam ir praleidžiam tų pavyzdžių, kad žmonės nenustoja kurti. Ir dainas kuria, ir piešia, ir kažkaip save realizuoja, net ir antro pasaulinio karo metu. Gete vaikai piešinius kūrė eiles, vėliau jos galima rasti išleistoj knygoje I Never Saw Another Butterfly. Ir kai kurie iš tų kūrinių vėliau tampa medžiaga ir tokia istorinių liudytojų. Tai viena vertus jie tuo metu save realizavo ir tai padėjo tvarkyti su ta chaosu ir išlaikyti tapatybę ir netgi išgyvenimo mechanizmų tapo. Ir kita vertus tai mums tampa tokie tos istorijos ir to laikmečio liudytojais. Ir net ir turim tikrai ir konkrečių piešinių ir iš Elena Grinkevičiūtė, kuri savo prisiminimus rašė ranka slapta ant mažų popierėlių, jos užkasė ir vėliau mes turim išleistą knygą Lietuviai prie Laptevių jūros. Tai žodžiu, ta kūryba viena vertus yra kaip tam kūrėjui tuo metu ramstis ir mes turim liudimus čia ir su partizanų dainom, tas pats pavyzdys ir su kitais keletų kitų. Taigi man, kalvojant apie šitą temą, buvo įdomu, ar kūrimas tokiom ekstremaliom sąlygom padeda tai pabėgti tau į kitą realybę, ar kažkurio būdu transformuoja esamą padėtį. Kaip tu manai? Man tai nei viena, nei kita. Man galbūt pirmiausia tai būtų net ir sveiko proto išlaikymas, užsiėmimas kažkuo. Taip. Net ten kaip... Taip. Ten kažkas mėgsta pajokauti ten apie drožinėjimą, kad tenai išdrožti iš aukštą. Tai yra labai labai nelengvas dalykas, jeigu tu nesi stalius. To negali padaryti. Tai kaip išdrožti tą aukštą? Tiesiog imti ir drožti iš aukštą. Drožimo būdu? Drožimo būdu ir negalvoti apie tai, kad atskrenda kažkokia mina, ar čia bombardavimas ir taip toliau, ir reikia gyventi. Ir net kalbant, atliepiant tavo tą mintį pasakyti apie karą, dabar tiksliai nepasakysiu, bet esu skaitęs, kad net ir kareiviai atvykę į fronto liniją, jie geriausiai dirba arba kariauja, pavadinkim taip, būtent pirmasis tik 10 dienų. Ir nuo 11 dienos atsiranda toksai didelis pavojus, kad jie žus. Nes atsiranda tam tikras nuovargis nuo pastovios minties, kad aš mirsiu, ir atsiranda toksai, dzin, tokia mintis, kad tau, nesvarbu jau, tai užmes tą miną ant manęs, tai užmes, ar ne? Tai toks pasidavimas. Toks tam tikras pasidavimas, ir dėl to yra labai svarbi ir rotacija būtent fronto linijoje. Ir aš sakyčiau, net ir kūrybiškumui tam tikrą prasme, ką galime pasimokinti iš tokių karo šešėlių, kaip pavadinčiau, kad jeigu tikrai neišeina kažko tais sukurti šį momentą, kažką reikia pakeisti. O ką reikia keisti? Reikia, ko gero, gerai pažinti save ir kas man padeda. Tai vienas iš tokių baisiausių, bent jau man asmeniškai, kur aš dievaži, kaip sakant, gink dieve, niekad nebandyčiau ir, aišku, tikiuosi, kad to ir nepadarysiu, nors kaip kiti sako, niekados nesakyk niekados. Tai kažkada Bored Pandos
svetainėje, šiaip labai gera svetainė, rekomenduoju irgi įkvėpimui, kas ieškote ne tik tai Pinterest'e, bet ir Boardpanda pasižiūrėti, beje, lietuvių platformą, lietuvišką. Užtikau tokį tiesiog įrašą, kur vienas iliustratorius nusprendė piešti tai, ką jisai mato, vartodamas narkotinės medžiagas, įvairiausias. Taip. Ir tie darbai buvo kai kurie gražus, kai kurie spalvoti, kai kurie buvo šiurpinantis ir baisus. Ir iki tokių paprastų, netgi narkotinių medžiagų kaip ir alkoholis, atrodytų paprastų, bet ir taip toliau. Ir užbaigiantis arba karūnuojantis darbas, kuris užbaigė visą tą jo darbų ciklą, buvo meilė. Ir tai buvo taip ir labai ir atgrasu pradžioje, ir tam tikrų ir žavu. Ir kažkas ir net ir patirto, ir po to, kai buvo pačioj pabaigoje meilė, buvo labai iš tiesų dar kartą įdomu peržiūrėti jo tuos darbus, nes tada tu galvoji, ir tada jisai visą laiką piešia žmogaus veidą, galvą toje pačioje padėtyje, ir tada pradėjai suprasti, kad kur tu tą meilę, kaip tu tą jauti, ir čia vėlgi ta yra kūryba baisiomis tokiamis sąlygomis, sakyčiau, nes tu rizikuoji savimi ir yra narkotinių medžiagų, kurias tu pavartojęs, gali ir nebesugrįžti tam tikrą prasme į savo prieš tai buvusią būseną arba netgi, išreikščiau, net ir į save. Ir man pačiam asmeniškai teko patirti, kada irgi nenoriu labai tiksliai nurodyti laiko ir panašiai, kad neužgauti tų žmonių ar kad kažkas negalėtų grinai atspėti, apie ką aš kalbu, bet teko gyvenime sutikti žmogų, kuris vieną kartą pervartojo labai stipriai narkotikų tam tikros rūšies ir jisai niekados nebesugrįžo į save ir jisai tam tikrą prasme, o tiesioginė prasme jisai gavo invalidumą, neįgalumą ir tapo asocialus ir jį iki šiol turi prižiūrėti jo tėvai. Tai čia labai tokia kaip ir liūdna tema ir jautri man asmeniškai, bet žmogus tiesiog norėjo išspręsti kažkokius tai savo iškilusius iššūkius, surasti būdus, kaip tai padaryti ko gero kūrybiškai ir nusprendė panaudoti narkotikų, tam tikrų, irgi nesakysiu ir kokių, ir jų gerokai perdozavo ir jisai nebėra šiuo metu mūsų visuomenės dalimi. Taip, tikrai liūdna istorija, be abejo, čia buvo toks sąmoningas pasirinkimas kaip ir. Deja, taip. Taip. Ir mes nemažai turim ir situacijų, kur nėra sąmoningas pasirinkimas, bet yra aplinkybės lemia ir ta kūryba turi skleistis sudėtingomis sąlygomis, kurias padiktuoja išorė. Ir besigilinant į šitą temą, man buvo įdomu pasižiūrėti, kas būtent vyksta žmogaus smegenyse tokiose situacijose, tokiose sąlygose. Tai būtent tomis ekstremaliomis sąlygomis aktyvuojasi kaktinės srities centrai. Ir kai dominuoja stresas, šis sritis leidžia priimti kūrybinius sprendimus. Tai viena vertus kartais kūryba gimsta iš to tokio atsipalaidavimo ir stebėjimo aplinkos, bet būtent ta aktyvuota kaktinės sritis centras duoda tą dominuojantį stresą ir irgi iššaukia kūrybiškumą. Taip pat dopaminą išskiria, be abejo, kuris suteikia tą vidinį atlygį, dar turim, kad susijungia kairysis dešinysis pusrutulis. Tai žodžiu, turim tą tokį ir viena vertus kontroversiškai truputėlį situaciją, kita vertus iš to gimsta ir visai gražių dalykų. Ir kūryba tom priverstiniam, ekstremaliom tiksliau sąlygom dažnai yra priverstinė, intensyvi ir tokia gyvybiškai būtina. Ir kaip manai, kur jie išvirsta, kai jau tos sąlygos pasikeičia ir palengvėja ir tampa tokios nebe ekstremalios, o tos įprastos ir mums savaime suprantamos. Kaip manai, ar ta kūryba linkusi numirti, ar jinai linkusi pereiti į kitą lygmenį? Aš manau, kad ne kiekvienas žmogus iš esmės mano, kad yra kūrybiškas ir daugelis žmonių netgi galvoja, kad jie negeba kurti, kad tai ne jiems ir čia vėlgi reikia sugrįžti prie tokios bazinės minties, kad mes visi esame kūrybiški, turime problemų, jas sprendžiame. Čia prisiminiau mūsų ir Davido Čislėto interviu, kuris ir pasakė, kad daugelis žmonių to net nesuvokia.
Ir aš manau, kad jeigu kalbant apie tas ekstremalias sąlygas ir jeigu žmogus surastų būdą arba savo kažkokią tai spragą arba silpnybę, arba kaip save prisiversti, dirbti ir kurti, ne kiekvienam, ko gero, tai būtų malonus atradimas, sužinoti, kad man reikia būtent daryti taip ir šitaip, kad aš galėčiau tą kliūtį įveikti. Ir manau, kad čia mano tiesiog yra prielaida toks įspėjimas, dabar čia taip garsiai galvoju, tai tikrai neartikuliuotos mintis yra, bet manau, kad kai kuriuos žmonės tam tikrą prasme gąsdina tie atradimai apie save, kad tu supranti, kad jeigu aš noriu įveikti šitą problemą arba ją išspręsti arba surasti kažkokį kūrybiškumo sprendimo receptą, tai gali man pačiam nepatikti, tai man pačiam gali būti neskanu, nes aš kažką sužinosiu, suvoksiu apie save ir aš to nenorėsiu daryti. Ir manau, kad kai kurie žmonės žino, kad, vat, kaip ir tu sakai, kad tą dopaminą pasiekti, kad kažkokią adrenaliną ar kažkokias tai įsimesti save situaciją, kad prisiversti dirbti, prisiversti kurti, jie tiesiog vengia tos akistatos, to susidūrimo su savimi. Taip, gali būti tikrai. Tai čia net nežinau, ar galiu atsakyti šitą klausimą, nes labai daug čia yra ir taip, ir kitaip, ir visai skirtingai kiekvienam gali būti. Taip, tai čia nėra vienos formulės, kaip būtent nutinka, todėl kad net ir iš pavyzdžių žinom, kad pasibaigus kažkokiom sudėtingom situacijom arba išsenka kūryba, arba transformuojasi būtent į kitą ir kartais net gilesnę. Tai jeigu teko girdėti Viktorą Franklį, kuris koncentracijos stovykloje parašė Žmogus ieško prasmės knygą, ir vėliau jisai išėjęs sukūrė tą terapinę filosofiją, kuri padėjo daugeliu žmonių. Tai viena vertus jis kūrybą panaudojo būdamas tenai, kita vertus išėjus. Kiek teko pasidomėti, žmonių yra ne vienas, kuris nustojo apskritai kurti, nes jiem visada atrodė, kad lyg tai per mažai to svorio beliko. Ir sudėtingiau kažką tokio pasakyti svaraus, viskas atrodo nepakankamai rimta. Tai vat kitus tą kūrybą išėjus ir jau nebeturint apribojimo su kažkokio ekstremumais, juos kaip tik padarė ne kūrėjais. Bet čia yra tame paradoksas, kad visi, visi negalim taip globaliai sakyti, bet daugelis tikrai nori laimėti tą milijoną, pavadinkim, ar ne, ištraukti laimingą bilietą. Tikrai nemanau, kad ten gal atsisakytų, gal kažkas ir atsisakytų, bet jeigu ir laimėtų, tai nebūtina atsisakyti, tu tos gali pinigus kažkur tais, paaukoti kažkam, padovanoti, tam, kam reikia, išdalinti ir panašiai. Ir paradoksas tame, kad išsilavinęs žmogus, bent jau aš kiek esu domėjęsis, tarkim, pagal įvairiausius mokslinius tyrimus, kas yra randama ir kas yra tyrinėjama, kad dažniausiai vidutinybės jie gyvena gerokai geriau, prabangiau, turtingiau, paprasčiau, jiem nėra kažkokio tai didžiulio iššūkio, dėl to, kad dažniausiai tie žmonės, jie nesureikšmina daugelio dalykų, jie nepergalvoja, kaip tas angliškas terminas yra overthinking, per daug nepermasto, daug kartų neišgyvena, tiesiog tų situacijų savo galvose per daug nemodeliuoja. Taip. O išsilavinęs žmogus, jisai yra linkęs daugiau permastyti, galvoti, o jeigu šitaip, o jeigu kitaip, kurti prototipus savo galvose ir galų gale nieko nedaryti, nieko nekurti, nejudinti piršto, nepaimti rašiklio į savo rankas dėl to, kad supranta, kad čia nepavyks. Bet tai supranta tik tais galvodamas savo galvoje, o praktiškai to yra nepabandęs. Ir grįžtant prie tos kalėjimo temos, net ir Audriaus Mickevičiaus filme, yra aptariama situacija, irgi čia sakau, nenoriu per daug išduoti, kad galbūt ir klausytojai norės ir tą filmą susirasti ir pažiūrėti, bet tame filme pavyzdingame elgesyje, pavyzdingo elgesio filme yra vienas iš personažų, yra prancūzų filosofas Štigleris, kuris tapo filosofu būdamas kalėjime. Tai reiškia, pradėjęs domėtis filosofiją. Esu girdėjęs irgi istorijų, tik dabar pavardės nepasakysiu. Yra žmonių, kurie kalėjime išmoka žaisti šachmatais ir išėję būna didmeistriai. To šachmatus pasigamina, susikūrė arba mintise dėlioja figūras ir taip toliau. Ir tas pats Štigleris, jisai atradęs tą filosofiją, supranta, kad jis irgi turi minčių ir
ką mes bedarytumėm, ką mes besakytumėm, tai vis tiek reikalingas sociumas ir mes negalime būti kūrybiški užsidarę, būti vieni. Ko gero, čia vėlgi mano prielaida, ko gero mes nedarytumėm manikiūro, pedikiūro, nesidažytumėm plaukų, nesidarytumėm tatuiruočių, nesidėtumėm implantų, kokių nors plastinių operacijų, jeigu mes gyventumėm vieni. Gyvenamoj saloj. Taip, tai ko gero, tai tikrai, jeigu turėtumėm galimybės ar ne, tai ko gero tikrai tas yra svarbu ir mes esame sociumo dalis. Todėl vėlgi reikia nepamiršti, kad tam tikrą prasme, kurdami ekstremaliomis sąlygomis, mes darome ne tik tais dėl savęs, bet ko gero ir dėl kitų. Be abejo, taip. Tai man iš visos šitos bendros temos patiko visai ta mintis ir aš ją palaikyčiau šitą nuomonę, kad kūryba tom sudėtingom sąlygom yra nebėgimas nuo realybės, bet jos perkeitimas. Ir tai truputėlį duoda tos vidinės laisvės, kai išorė tave riboja ir truputėlį kontrolės, nes lyg kažką pats gali kontroliuoti, ko aplinka tau neleidžia kontroliuoti, emocinį truputėlį gyvumą ir estetika prieš tą žiaurią realybę. Nes estetika, kaip bebūtų sudėtinga aplinkoje, vis tiek išlieka labai svarbus faktorius. Man net kažkaip užkliuvo, beskaitant, nepamenu kurią knygą, Nyčės mintis, kad čia su estetika susijusi, kad kai mes užmušam tarakoną, tai esam herojai, o kai užmušam drugelį, jau tamkam tokie nedorėliai. Tai čia apie estetiką turbūt tik tai šitas klausimas, nes juk ir tarakonas ir drugelis taip pat yra gyvas padaras. Čia yra toksai, kažkur irgi skirtingose kultūrose, atsimenu, kalbėjausi su užsieniečiais, tai pavyzdžiui, lietuviai labiau bijo tarakono negu musės. O man atrodo, Didžiojoje Britanijoje žmonės labiau nemėgsta musių negu tarakonų. Tai čia irgi yra keistas dalykas dėl to, kad musė gali būti patupėjus ant šūdo ir po to gali patupėti ant tavo maisto. Taip. O tarakonas, tu jo taip ir neprisileidi. Tai čia irgi tokie kultūriniai dalykai labai atsiremia į mūsų istoriją, į mūsų geografiją, galų gale religiją, į mūsų kalbą, tautosaką, labai daug dalykų ir tikrai ne kiekvienas nuo tokio stereotipo gali atsiriboti ir tikrai spėčiau, kad daugelio kūrėjų iš tokių barjerų, kurių kiekvienas kūrėjas turi peršokti, perlipti, yra kažkokie iš anksto susiformavę mitai, įsitikinimai, ar net kažkokios tokios tam tikros gairės ir ta pati estetika vienam gali būti gražu, kitam gali būti iš viso, baisu. Čia nereikia toli važiuoti, nuvykite į Vatikaną ir pabandykite su trumpai šortais, atvirais keliais ar atvirais pečiais užeiti į bažnyčią. Tai arba tu tas kelnes nusimausi iki tiek, kad žodžiu, uždengtų tie šortai tavo tos kelius, arba tu neįeisi tiesiog pravažiavęs tos kelis tūkstančius kilometrų į tą šventyklą. Bet čia jau turbūt ne vien apie estetiką, čia jau kalbam apie kažkokias taisyklės, normas ir reikalavimus ir iš tos dar pusės. Taip, tai čia lygiai taip pat ir Švedijoje. Ne pas mus Lietuvoje, tarkim, praleisti, vyriškis praleisdamas moterį į priekį užeiti į patalpą yra džentelmenas, o Švedijoje yra iškrypėlis, nes ko gero nori pažiūrėti jos užpakalį. Tai čia... Kažkaip Švedijoje nebuvau, tai nežinau, kad tam tokie standartai. Taip. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais. Tai truputėlį tikrai nelengva tema šiandien papuolė, tai tikiuosi nenumušiau visiems ūpo, bet mano žinutė tokia, kad net ir šitame ekstremume atsiranda ta vidinės laisvės ir vidinės kibirkšties. Man iš mūsų lietuvių kūrėjų tai puikus toks pavyzdys Balys Sruoga, kuris su puikiu humoru aprašė sudėtingas ekstremalias situacijas ir leido tokį įkvėpimo kibirkštį ir tokį tikėjimo žmonėje ir būtent tą žmogaus stiprybę įnešti. Tai tikrai tas kūrimas ekstremaliom sąlygom nėra vien tik tai juoda, ten yra įvairiausių atspalvių ir
mes džiaugiamės tais, kurie kūrė būtent ekstremaliomis sąlygomis ir kurie toliau tą daro. Man atrodo, jie mum yra dar tokie didesni motivatoriai nepasiduoti, neužsidaryti, nenugrimsti į tą negatyvą, bet kažką dėl to padaryti. Ir vienas iš tų būdų gali būtent kūryba būti. Manau, kad kūryba, iš esmės kūrybiškumas ir tokios pavyzdys kaip tavo pasakytas yra labai geras, kada tu suvoki, kad aš dabar imsiu ir kažką padarysiu. Bet klausimas, kiek man tai svarbu, kiek aš noriu greitai tą dalyką padaryti, kiek man tai rūpi, ar man tai tikrai reikalinga. Ir kartais, esu irgi sutikęs žmonių, kurie pasakoja, tie kažką tais daro, bet jie nedaro. Iš esmės tai jie nedaro. Jie tiesiog pasako, kad jie tai daro, bet nedaro paprasto žingsnio. Tai netgi savo kažkada savo mokymuose esu vienose atsidaręs kalkuliatorių, taip labai paprastai ir aišku, žmonės labai taip tikisi, kad kažką tokio gudraus, bet manau, kad kartais tos didžiosios idėjos slypi paprastume. Tai atsidariau kalkuliatorių ir paklausiau, kiek yra metuose dienų. 365. Padauginau iš 0 ir kalkuliatorius visų nuostabai ką parodė? 0. Taip. Tai jeigu ne vieną dieną nieko nedarai. Taip, ir jeigu tu tiesiog kalbi, ir čia reikia žinoti šitą dalyką, kad kada mes kalbame, kada mes pasakojame, kokie mes nuostabus, kaip mes čia vystome įvairiausius projektus ir tuoj čia kažkas bus, bet iš esmės nieko nedarome, kas vyksta, tai išsiskiria dopaminas ir mes jaučiamės kažkokie tai super kažkokie tai, nežinau, kūrėjai, bet iš esmės mes esame tiesiog paprasčiausiai kalbėtojai arba apsimetėliai. Bet jeigu mes kiekvieną tą dieną iš 365 dienų skirsime bent kažkokį 10 minučių, kad ir 1 minutę, ar ne, tam link to tikslo prieimo, tai net ir tau kažkada čia atsimenu, siunčiau vieną kažkokią ištrauką iš kitos tinklaladės užsienietiškos, kur buvo pasakojama apie Steve Jobsą, kur Steve Jobsas galėdavo išsikėlę savo tikslą sugalvoti bent jau mažiausiai kelis žingsnius, tarkime 3 žingsnius, kurie priartintų tą tikslą prie realaus produkto, prie realybės, prie to pasiekimo, prie siekimybės. Ir jisai būdavo ant tiek užsispyręs, kad galėdavo likusius dalykus, kurie jam atrodavo, kad tai yra triukšmas, kad tai yra trukdis, kad tai yra kažkas, kas jį stabdo, ar ne kažkoks tai stabdis, tiesiog ignoruoti. Ir daugelis žmonių galvodavo, kaip jisai toksai storžievis, kaip jisai čia taip nemandagiai man atsakė, bet jisai būdavo ant tiek užsidegęs ir tiek susikoncentravęs į tą savo tikslo siekimą, kad dėja, bet kentėdavo jo asmeninis bendravimas, jo draugai, artimieji, šeima, ten irgi esu, netgi iš tikrųjų kažkada esu nusipirkęs audio knygą apie Steve Jobs ir galvoju, tiesiog pasirinkau įdomumo dėliai, nes ten buvo virš 20 valandų audio knyga, galvoju, kas ten gali būti, iš tiek tikrai bus neįdomu. Bet savo nuostabai buvau labai nustebęs ir pasiklausiau apie būtent šitą asmenį, būtent tą istoriją ir supratau, kad tam tikrą prasme jisai paaukojo didžiąją dalį savo santykių tam, kad pasiektų tą, ką norėjo. Tai aš nežinau, irgi tavęs norėčiau, Milda, paklausti, ar tu turi kažkokią tokią kūrybinę idėją, tikslą, dėl tau nebūtina jos įvardinti, bet kur tu galėtum, tarkime, pavyzdžiui, 1,5 mėnesio, kaip sakant, atsisakyti tų savo įprastų santykių, nežinau, šeimoje, artimame rate, su draugais, tam, kad tu tą tikslą pasiektum ir tau būtų nesvarbu, ką jie galvoja, gal po kažkiek tais laiko ir galėtum pasakyti, kad tu tai padarai dėl to, kad tu norėjai tą idėją gyvendinti, kad tenai neužtruktų tenai kelerius metus, o tiesiog padarytum per, tarkime, 2 mėnesius. Būtų tikrai sudėtinga, jeigu taip visiškai vien tik tą 1,5 mėnesio užsidarius, vien tik tuo koncentruotis, tikrai būtų sudėtinga, prisipažinsiu. Bet aš esu tos šalininkė, tos, kaip čia, veiksmo, kad dalykai pasidaro darimo būdu. Ir tik tai darimo būdu įmanoma kažką po truputėlį pasiekti, kad ir kaip tai atrodytų kartais gigantiška, sudėtinga ar neįveikiama.
Ir be abejo, kartais tenka aukoti ir tą laiką, savo asmeninį laiką, santykį su aplinkiniais laiką, tenka aukoti vardan to, kad truputėlį to darimo būdu bent po kropelytę kasdieną arba kas savaitę įdėtum. Tai viena vertus gal tas duotų greitesnį efektą tas užsidarimas 1,5 mėnesio ir daug daugiau būtų galima susikoncentravus, bet aš, kadangi turiu kitokias situacijas ir kitokias aplinkybės, stengiuosi įterpti į tuos dienos, kaip čia plyšius, tarpus, tuos momentus, kada galiu padaryti kažką dėl savo idėjos, dėl savo projekto, dėl savo noro ar situacijos. Man netgi tokia, kaip dabar ta tokia tavo tema suduota, šiandien užgavo, priminė tokią mintį, kad kažkada skaičiau nemažai straipsnių, mačiau arba postų ir memų internete apie tėvystę. Ir vis laik yra tenai daugelis, net ir psichologinių straipsnių rašo apie tai, kad yra kažkoks tai, parenting, ar net tas blogas auklėjimas arba mažas dėmesys iš tėvų. Visi čia traumuoti esam. Taip, visi esam traumuoti, tai čia faktas, ką be paskaitytum. Taip. Tai arba ten kokio nors vaisto, sindromus ligos paskaitykim, tai atrodys, kad tikrai esam lygų maišai ir visų to, ko sergam. Ir aš tada atsimenu, dar buvau studentas ir pradėjau skaityti ir aš bandžiau įsivaizduoti, kad aš esu tėvas, kad jau turiu vaikų ir aš pradėjau skaityti ir aš supratau, kad aš esu blogas tėvas, neturėdamas vaikų. Tai čia yra kažkas toksai, ar čia taip yra tie straipsniai parašyti, ar kaip yra. Ir tada galvoju, kad tu gal to nepadarai, to nepasakei, nepaspardai kamulio, neišėjai pasivaikščioti, nepažaidėjai, nepaskaitai pasakos. Ir tada galvoju, bet tu negali kiekvieną dieną spardai kamulį, skaityti pasaką, taip toliau, susideda iš viso to. Ir labai kažkaip keistai tada, kas tas turėtų būti super tėtis arba tas super mama, kuri viską padarytų ir tada tas vaikas būtų netraumuotas. Bet taip nėra. Man atrodo, čia tie super, tai mes jau turim truputėlį negatyvų tokį reiškinį, kad jie super, būtent gal jie tiesiog galėtų kažko ir nedaryti, jau per daug yra pridarę. Tai tas norėjau tiesiog dar irgi pridėti tokį trigrašį įkišti, kad ne tik tais ekstremali sąlyga gali būti karas, kalėjimas, bet tai gali būti ir tėvystė ar motinystė. Taip, be abejo. Irgi kūrybiškumui ir tada klausimas, irgi kas iš mūsų klausytojų, kas neturite vaikų, pabandykit paskaityti tuos straipsnius ar literatūrą, kur rašo apie tas traumas, ko tėvai nepadarė ir taip toliau, ir pagalvokit, ar jūs galėtumėte tą tempą palaikyti ir padaryti, ar tai iš vis yra siekimybė, ar tai yra tiesiog utopija. Ar tai aprėpiama. Taip, ar tai iš viso įgyvendinama, iš vis yra. Taip, be abejo. Tai čia gerai palėtė į pabaigą, kad nebūtinai karas, badas, maras yra tos ekstremalios situacijos, bet kartais jų tiesiog turim pilną apščiai ir namuose, ir kažkur darbe, ir kitur, kas ne taip skausminga, bet tuo pačiu labai artima. Tai gerai, tuomet šią tokią linksmesnę gal gaida į pabaigą pasidalinkime metodiką kokią kūrybinę. Ar turi pasiruošęs? Tai atliepiant galbūt tavo šios dienos temą apie būtent tą kūrybiškumą esant ekstremaliomis sąlygomis, aš bent jau tokį žaidimą žaidžiu, kada aš turiu kažkokią tai iškilusią problemą, kurią reikia išspręsti ir tada galvoju, tai man dabar reikės to, 2, 3, 5, 18 resursų, žmonių ir taip toliau, bet tada bandau paprastinti, o jeigu paprasčiau, klausiu savęs, o jeigu paprasčiau, tai tą metodiką taip ir vadinu, o jeigu paprasčiau, kaip aš spręsčiau, jeigu aš neturėčiau tiek laiko, tiek resursų, tiek galimybių, o jeigu paprasčiau, kaip aš tai išspręsčiau. Ir kartais tikrai atsakymas lypi tiesiog labai paprastai, ar ne, jeigu tą galėčiau išspręsti paprasčiau. Susiprastint kartais truputėlį reikia, neiškelt. Ir tai tikrai daugeliu atveju surandu atsakymus, kaip tai išspręsti gerokai supaprastinus. Gal net nuleidžia ant žemės, ne? Taip, procesus. Puikiai metodika ir tikrai galima pritaikyti kasdienybėje lengvai. Mano tokia metodika irgi padeda ir sudėtingesniais laikais ir yra ganėtinai paprasta. Padeda truputėlį atsitraukti nuo situacijos, personažo kaukė vadinasi, ir
kai kuriat, sąmoningai įsikūnijat į pasirinktą personažą. Tai gali būti žmogus, gali būti gyvūnas, gali būti daiktas, įsivaizduokit, tampat trintuku ir kuriat iš trintuko perspektyvos. Tai tiesiog personažas kaukė, pakeičiat save į kažkokį daiktą, žmogų ar gyvūną ir leidžiat iš tos perspektyvos pažiūrėti. Tai trumpai toks patarimas, o mes siūlom klausytis, sekt, prenumeruot mūsų tinklalaidę, nes dar išgirsit ir jau paklausę senesnių mūsų įrašų ir dar ateinančių tikrai jūsų laukia įdomių temų. Tai tikimės, kad randat kažką įdomaus ir be abejo būtume dėkingi, jeigu pasidalintume to su mumis. Taip. Aš netgi, kartais pats pagalvoju, kad noriu kartais įsijungti kokią nors mūsų ankstesnę tinklalaidę ir ten paklausyti, nes prisimenu, kad kažką ten tikrai labai gero išgirdau. Taip. Kartais mes ir pasiklausę galvojam, kad galėjom ir kitaip pasakyti, dar atsiranda papildomų minčių, bet tame turbūt ir žavesys yra. Tai susiklausom iki kitų kartų ir atsisveikina su jumis Milda Gaulinė. Prie pulto buvo Jonas Matusevičius ir su Milda diskutavo šios dienos tema Augustinas Balaišis. Iki. Ačiū visiems, iki. Kūrybotyra.